Sveiki, mielieji, siunčiu jums linkėjimus iš spalvotos palėpės ir kviečiu į webinarą, kuris vadinsis Mes esame spalvos. Mes esame spalvos, kurias renkamės ir tos spalvos parodo tikruosius mūsų poreikius. Spalvos, kurias renkamės, parodo, kas mes esame, mūsų talentus, resursus, potencialą, mūsų pašaukimą, mūsų jausmus, emocijas, mentalinius, kognityvinius procesus, mūsų pašaukimą, traumas, kurias esame patyrę. Ir apie tai pasakoja spalvų mokslas Aurasoma. Aš įvežiau šį spalvotą mokymą į Rytų Europą ir Lietuvą. Tai buvo labai senai, prieš 30 metų. Ir nuo to laiko Aurasoma yra ne tik mano darbas, profesija, bet ir mano gyvenimo būdas. Štai čia esu aš, jeigu nesam pažįstami. Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė. Štai čia yra spalvota palėpė, kurioje vyksta renginiai. Ir trečiadienio vakarą, gegužės 21 dieną, nuo 6 iki maždaug 8-9 valandų vakaro, mes keliausime per spalvų pasaulį. Šis webinaras bus nemokamas. Na, o jei nuspręsite Aurasoma mokytis detaliai, tuomet artėjantį savaitgalį, tai bus gegužės 23-25 dieną ir dar vieną savaitgalį, nes seminarą sudaro 6 dienos, tai bus gegužės pabaiga ir birželio 1 diena, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, 2,5 dienos vesiu Aurasomos pirmą kursą. Kaip suprantate, 6 dienos mokslo, 36 akademinės mokymo valandos, tai yra ilgas laikas. Per tą laiką sužinosite tiesiog akademinius dalykus apie spalvas, apie jų poveikį, reikšmę, simbolizmą. Susipažinsim su spalvotos asmenybės teorija. Išmoksite skaityti spalvų žinutes žmonių pasirinkimuose, Aurasomos buteliukuose. Drabužiuose, interjere išmoksite naudoti spalvas sąmoningam, gražiam, prasmingam ir kokybiškam gyvenimui. Taigi kviečiu Jūs visų pirma į trečiadienio seminarą, gegužės 21 dieną, 18 valandą. Susitiksime čia online. Detalę seminaro programą ir detalę informaciją apie pirmą Aurasomos kursą galite perskaityti mano Facebooko puslapyje Dalia Braziulytė arba Deivės pasaulis. Na ir į įvadinį užsiėmimą ir be abejo į klasikinį pirmą sertifikuotą tarptautinį Aurasomos kursą būtina išankstinė registracija. Laukiu Jūsų su spalvotais linkėjimais, Jūsų Dalia.